Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandieninėme pasaulyje žmonės vis dažniau susiduria su tokiais iššūkiais, kaip klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, teršalai ir natūralių išteklių išsekimas. Todėl mūsų visuomenėje ekologija ir tvarus gyvenimas yra labai svarbios temos. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie ekologijos vaidmenį šiuolaikinėme pasaulyje. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, Miškų ir ekologijos fakulteto, Aplinkos ir ekologijos katedros vedėja, profesorė Laima Česonienė. Labą dieną. Labą dieną, gerbiami klausytojai. Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia, kas tai yra ekologija? Pirma mintis, kuri kyla išgirdus žodis ekologija, tai tikriausiai ir kyla mintis apie gamtos apsaugą, apie sveikatos apsaugą, taip pat apie atliekų rūšiavimą, apie ekologiškus maisto produktus. Visa tai ir būtų tiesa. Tačiau ekologija, plačiaja prasme, mokslo prasme, tai mokslas apie gyvų organizmų ryšius su aplinka. Aplinkos poveikis gyviems organizmams ir gyvų organizmų poveikis aplinkai. Štai toks yra apibrėžimas ekologijos. Kaip matote, yra pakankamai platus. Ekologija yra tokia kaip ir tarpdisciplininė mokslo šaka. Jinai sieja biologiją, chemiją, klimatologiją, kadangi kalbam apie klimato pokyčių pasiekmes. Ekonomika taip pat labai svarbi. Sociologija, politika, ekonomika, netgi psichologija. Taip pat irgi galima rasti ekologijos. Turbūt galima sakyti, kad žmonijos kelias į moksliškai pagrįstą žmogaus ir aplinkos santykių principų nustatymą buvo ilgas. Norėčiau, kad trumpai apžvelgtumėt ekologijos mokslo raidą. Terminas ekologija buvo pirmą kartą panaudotas Ernsto Haeckelio 1866 metais. Ir nuo 20 amžiaus ekologija tapo ne tik mokslo disciplina, bet ir socialinių bei politinių iššūkių bei politinių klausimų, dėl to, kad anksčiau nebuvo tiek daug plastiko, nebuvo tokios didelės taršos, mūsų pramonė nebuvo tokia intensyvi, nebuvo tiek daug automobilių, oro tarša nebuvo tokia, kokia jinai šiai dienai yra. Todėl diena iš dienos ekologijos mokslas turi daugiau ką veikti, turi daugiau prasmės. O kur mes pritaikyti galime ekologijos mokslą? Tai mes galime pritaikyti ekologijos mokslo rezultatus miestų planavime, nes labai svarbu turėti pakankamai parkų mieste, kad būtų kuo švaresnis oras, transporto, visos srautus reikėtų nukreipti. Taip pat žemės ūkyje. Nepakanka turėti daug žemės ūkio produktų, tačiau reikia turėti draugiškų aplinkai produktų. Kaip žinome, visi gerai kaip ekologinis žemės ūkis. Taip pat labai svarbus ir klimato kaitos valdymas. Mes žinom, kad žmonija keliauja į klimato pokyčių pasiekmes, tokias kaip temperatūros augimas ir taip toliau. Taip pat sveikatos apsaugoje labai svarbi yra ekologijos mokslo rezultatai, kadangi mes siejame su žmogaus sveikata ir vandens kokybė, ir oro kokybė. Tai yra ekologija. Tai, kad mus veikia oro tarša, vandens tarša, maisto tarša, dėl to turime labai sveikatos daug problemų. Jau minėjot, kad ekologija vaidina didelį vaidmenį klimato kaitoje. Papasakokit plačiau. Ekologija stengiasi pristabdyti klimato kaitos pasiekmes, kadangi žinome, kad šiuo metu tikrai vyksta globalus atšilimas, tokie ekstremalūs reiškiniai kaip karščio pokyčiai. Kitoje pusėje mes matome didžiulius potvinius. Lietuvoje lygiai taip pat mes esame suskaičiavę Kauno rajono hidrometeorologinės stoties duomenis, turime nuo 49 metų iki dabar ir paskutinį dešimtmetį ypatingai oro temperatūra padidėjusi statistiškai reikšmingai matome.
matome padidėjimą. Ir matome, prieš tai keletą vasarų turėjome ekstremalius karščius. Ši vasara buvo tokia, kad jau kai kas kvietė gelbėti dėl to, kad jos ėmė, labai daug kritulių iškrito. Tikriausiai ekstremalių temperatūros pokyčių šią vasarą gal ir nesulaukėme, tačiau pavasaris buvo ekstremaliai karštas. Taip pat pasaulyje labai daug diskusijos apie anglies dvideginio mažinimą, apie žalį energetiką, jos politikos formulavime ekologija yra labai svarbi. Taigi klimato pokyčiai taip pat turi įtaikos ir biologinės įvairovės nykimai. Kasmet išnyksta tūkstančiai rūšių pasaulyje. Iki 1 milijono rūšių gresia išnykimas. Lietuvoje nyksta pievos, pelkės, mažėja vabzdžių įvairovė. O priežastis šito tai aišku, kad yra mūsų veikla neatsakinga. Per daug intensyvus ūkininkavimas, naudojame daug pesticidų, daug sintetinių trąšų. Aišku, nyksta ir kai kurios buveinės dėl ūkininkavimo neatsargaus, šienavimo nelaikų, ne vietoje. Taip pat labai svarbu turim atkreipti dėmesį, kad bičių populiacija, jeigu per daug naudojam pesticidų, kyla didelė problema dėl bičių išnykimo, nes jeigu išnyktų bitės ir kiti apdulkintojai, be jų prarastumėm iki 75 daugelio kultūrų derliaus. Populiacija pasaulyje mažėja, jei bitės išnyktų, žmonija prarastų didžiąją dalį vaisių, daržovių, kurie priklauso nuo apdulkinimo. Dėl to jos nyksta, kad nyksta natūralios pievos. Tačiau, aišku, yra ir teigiamų Lietuvoje dalykų, tokių kaip, sakykime, žinome, kad lūšys yra atkurtos, kai kurie plėšrieji paukščiai mes juos labai saugome, taip pat ir stumbrai atstatyti. Na, Lietuva iš tikrųjų viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kurie labai rūpinasi ir kovoja su biologinės įvairovės nykimo pasiekmėm. Nuo ekologijos priklauso ir žmogaus sveikata, taip? Tikrai taip, ne tik žmogaus, visos gyvosios gamtos sveikata. Taip, kad būtumėm sveiki, mums reikia sveiko maisto, švaraus oro ir švaraus vandens. Tai yra sveikos gyvensenos pagrindas. Konstitucijos visos garantuoja mums švarų vandenį ir sveiką aplinką, tačiau kartais mes susiduriam tikrai su daugiau problemų. Todėl, kad tikrai tarša yra tiesiogiai siejama su kvėpavimo, širdies ligomis, netgi psichikos sveikata. Pasaulinė sveikatos organizacija skelbia, kad oro tarša apie 7 milijonų ankstyvų mirčių per metus atsakinga. Lietuvoje apie 30% šiltnamio dujų emisijų atsakingas transportas. Jis irgi sukuria nesveiką aplinką. Kaune vaikų astmos atveju nustatyta 2 kartus daugiau šalia intensyvaus eismo kelių. Na ir aišku, negalime išvengti to, kad vandens kokybė. Na, Lietuvoje, kad mes neturime tiek daug gerimo vandens blogos kokybės, atskiri atvejai, atskiriuose rajonuose mes girdime, kad ten padidėja kažkokie tai sunkių metalų kiekiai, ar ten momentinis kažkoks tai mikrobiologinis užterštumas. Tačiau visumoje galim pasidžiaugti tuo, kad Lietuva ir Danija vienintelės ES valstybės, kurios gerti naudoja požeminį švarų vandenį. Mūsų vanduo iš čiaupo atbėga iš tikrųjų pakankamai švarus, ko negali pasigirti pasaulis. Pasaulyje iš tikrųjų apie 2 milijardai gyventojų susiduria su bloga vandens kokybė, nes jie neturi gerimo pakankamai vandens, jie turi jį pirkti, perka, aišku, dažniausiai plastikinėse tarose. Dėl to, aišku, galbūt irgi sveikatos daug problemų. Pirmiausia, aišku, kai kurios pasaulio valstybės iš viso turi problemą su vandeniu, bet kokiu vandeniu, ten nėra vandens, trūksta vandens. Na, mes kol kas turime pakankamai vandens ir geros kokybės vanduo, tai tuo ir džiaugiamės. Tęsame pokalbį su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto aplinkos ir ekologijos katedros vedėja profesorė Laima Česonienė. Dabar su mokslininkė pakalbėsim apie plastiką. Šiuo metu pasaulyje labai daug plastiko. Maistas pakuojamas į plastikinius indus. Geriam vandenį iš plastikinių butelių. Mokslininkai, ekologai, kokios nuomonės apie plastiką? Galėtumėm daug saugiau gerti vandenį iš stiklo indų negu iš plastikinių, tačiau stiklas yra brangesnis. Mes turim pasirinkimą, galime pirkti. Tikrai yra Lietuvoje pakankamai stiklinės taros, puikaus kokybiško vandens, bet jis yra brangesnis gerokai. Na, plastikas, mes jį žiūrim kaip vis dėlto ir 21 amžiaus rykštė, nes jo pagaminama yra labai daug ir aš žiūriu prognozės mokslinės literatūros šaltiniuose ir aš matau, kad iki 50 metų jo padaugės dar 2 prognozijos rodo.
lyginant su, sakykime, 90 metais, jisai auga 90 laipsnių kampu praktiškai. Ir 2050 metais aš matau, kad prognozuojamas plastiko 25 tūkstančiai milijonų tonų. Mes galėtumėm sakyti, uždrauskite plastiką, nebegaminkim, mažinkim. Tačiau dėja, mūsų pramonė siekianti daug tikslų, paprastumo, lengvumo, palengvinti gyvenimą, jie visi sako, čia ne problema, mes perdirbsim plastiką. Na ir aš matau, kiek mes jo perdirbam. Tai jeigu mes gaminsim 25 tūkstančius milijonų tonų, tai perdirbsim kokias 7 tūkstančius milijonų tonų. Tik tai. Na, dar kažkiek sudeginsim, o visą kitą išmesim. Tai mes iš tikrųjų perdirbam gal kokį 20% plastiko, o visą kitą mėginame deginti arba tiesiog į atliekas. Europos Sąjungoje, aišku, mes turime sistemą surinkimo, taros ir pakrantės matome švarias, nesimėto plastiko tiek daug kaip kitose pasaulio valstybėse tenka matyti. Tačiau plastiko problema yra didžiulė. Mes matome užėję į supermarketą, kad supakuotas maistas į plastikas ir dar kartą plastikas. Teko lankytis Japonijoje ir Korejoje praeitą rudenį. Tai aš buvau labai nustebinta, kad jie turi tiek daug plastiko, pakuojamas kiekvienas saldainis, kiekvienas obuolys, kiekviena uoga į 3-4 plastiko. Tiek daug plastiko aš nemačiau, kaip mačiau Japonijoje. Tačiau, aišku, ten atliekos nesimėto. Jie labai gražiai visą surūšiuoja, tačiau patys japonai sako, kad jie perdirba 20% plastiko, visą kitą sudegina arba jie stato salas. Kadangi Japonija neturi žemės, daug jie stato salas. Ir labai dažnai manęs klausia vartotojai, kurie vartoja vandenį iš plastikinių butelių, vat kaip ir jūs dabar ką tik paklausite manęs. Tai taip, yra nanodalelės, plastikas suskyla į mikroplastiką, po to į nanoplastiką. Tas nanoplastikas be abejo, jis organizme randamas visose organuose, kad tai nėra sveika, nėra vitaminai ir tai irgi visiems turbūt aišku. Tačiau aš noriu pasakyti taip, kad jeigu mes išgeriam apie litrą ar 2 litrus vandens iš plastikinio butelio, tai vanduo yra geriausias tirpiklis ir mes tikrai gauname to nanodalelių kažkiek tai. Tačiau noriu pakviesti žmonės susirūpinti kitą problemą, jeigu mes nenorime turėti organizme ultrananodalelių. Yra nustatyta, kad nuotekose labai daug yra ftalatų ir kitų mikroplastiko dalelių. Mes susidomėjome, iš kur nuotekose tiek daug yra ftalatų, plastiko. Neradom atsakymą, kad vis dėlto tie ftalatai ir dalelės visos yra iš nuotekų, kurios patenka skalbiant mūsų sintetinius rūbus. Tai jeigu vanduo yra geriausias tirpiklis, tai mūsų prakaitas yra dar didesnis tirpiklis, agresyvesnis. Jeigu mūsų oda yra didžiausias organas žmogui, tai įsivaizduokit, kai mes dėvim apatinius sintetinius rūbus, kai mes dėvim aplamai daug sintetinių rūbų, kiek mes sintetinių ultrananodalelių sugeriame per mūsų odą. Todėl, galvojant apie sveiką gyvenseną, labai svarbu suprasti, kad kuo mažiau plastiko reikia naudoti. Tik taip mes galime sustabdyti plastiko gamybos didėjimą ir naudojimą buityje. Sakau, turime pakankamai puikaus vandens iš čiaupo, be abejo, jis irgi gal atbėga polipropileniniais vamzdžiais, tačiau gal nespėja labai daug plastiko ištirpinti. Jis pakankamai yra saugus, galim pirkti kuo mažiau plastikiniuose induose vandens, pirkime kuo mažiau plastikiniuose induose maisto produktų. Nenaudokim plastikinių maišelių, popierinius galbūt geriau naudoti, perdirbtus. Ekologiškose parduotuvėse jau tikrai gausu, mes galim savo neštis, prašyti, kad atsvertų, mum įdėtų į kažkokius tai perdirbamus popierinius, daugkartinius, daug sveikiau daugkartiniai indai, nevalgyti iš plastikinių indų. Ir labai noriu atkreipdėmėsi, kad labai svarbu ir nedėvėti daug sintetinių rūbų. Iš tikrųjų, tai gaunas toks uždaras ratas. Yra pasiūla ir žmonės rinkas, nes ta pasiūla daug pigesnė. Visada taip yra ir buvo, kad mūsų mąstyme yra ne tik kokybė, bet ir kiekybė ir kaina. Mes norime nusipirkti pigiai daug, bet kartais gal vertėtų pagalvoti apie poveikį sveikatai, nes po to išleidžiam daug vaistams. Turbūt negalim pasigirti, kad Lietuva tampa sveikesnė. Daug ligų ir jos be abejo yra susijusios su aplinkos tarša. Deja, norim gyventi sveikai, turime galvoti, ką valgom, ką dėvim, kaip važiuojam ir taip toliau.
Rugsėjo 23 dieną Europos Sąjungoje švenčiama ekologijos diena. Šią dieną visoje Europoje vyksta ekologijai skirti renginiai. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija kartu su viešąja įstaiga Ekoagros taip pat kviečia visus neabejingus ekologijai rugsėjo 22-28 dienomis sudalyvauti ekologijos savaitės renginiuose. Sakykit, kodėl būtent šita savaitė yra skirta ekologijai? Kaip mes žinome, metuose 2 kartus įvyksta lygiadieniai, kai dienos ilgis susivienodina su nakties ilgiu. Pirmą kartą tai atsitinka kovo mėnesį ir tada yra skelbiama Žemės diena, Žemės savaitė. Mes švenčiame lygiai taip pat, tada susimastome apie globalius pokyčius Žemėje, apie ekologinę pėdsaką, kaip išsaugoti mūsų planetą globaliai. Antrą kartą lygiadienis vyksta rugsėjo mėnesį ir būtent apie 23 mes paskelbėme visą savaitę ekologijos, tačiau pasaulyje kai kurios valstybės švenčia ir visą mėnesį. Tikrai nėra per daug kalbėti apie ekologiją, apie problemas, tai todėl mes švenčiame dėl to, kad yra lygiadienis. Ekologijos savaitė organizuojama Žemės ūkio akademijoje kartu su viešąja įstaiga Ekoagros. Kokį vaidmenį Lietuvos ekologijoje vaidina Ekoagros? Ekoagros yra atsakinga už sertifikavimą ekologiškų produktų. Ji įsteigta Lietuvoje 1997 metais. Ką bendro jinai turi su ekologija ir su mumis, kodėl mes švenčiame kartu? Todėl, kad ekologijos katedra ir viešoji įstaiga Ekoagros viena iš kūrėjų buvo mūsų gerbiama profesorė, amžinatilsį Vida Marija Rutkovienė. Tai šią savaitę mes atidarėme jos vardo auditoriją Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ekologijos klasė, tokia ekologiška. Taip pat viešoji įstaiga Ekoagros, jinai atsakinga už sertifikavimą, už ekologiškų produktų populiarinimą Lietuvoje, užtikrinimą ir taip toliau. Kodėl tai labai svarbu? Todėl, kad ekologinis žemės ūkio gamybos būdas yra būdas, kuris garantuoja minimalų poveikį aplinkai, kadangi draudžia naudoti sintetinius priedus, įvairius trąšas, pesticidus ir taip toliau. Taip sumažinamas vandens tarša, dirvožemio, netgi ir oro tarša. Todėl kvieščiau šią savaitę nors kartą nusipirkti ekologiškų produktų, lietuviškų, kurie yra pažymėti lapeliu žaliuoju ir taip mes galim prisidėti prie ekologijos savaitės ir prie mūsų planetos išsaugojimo, prie švaraus aplinkos, švaraus oro, švaraus vandens išsaugojimo Lietuvoje. Dar ką mes galim padaryti šią savaitę? Kvieščiau pirkti mažiau sintetikos, mažiau plastiko, taip pat kreipti dėmesį į rūšiavimą. Iš tikrųjų, rūšiavimas yra svarbus, siekiant perdirbti plastiką, perdirbti kitas atliekas. Taip pat kviečiu nepirkti vandens iš plastikinių indų. Šią savaitę gerkime iš čiaupo atbėgantį vandenį, nes pasirinkus vandenį iš čiaupo, žmogus gali sutaupyti apie 100 eurų ir sumažinti 30 kg plastiko atliekų. Taip pat galbūt šią savaitę keliaukime kuo ekologiškiau, rinkimės paeiti toliau. Taip pat kviečiu taupyti vandenį, nes lyg ir atrodo, kad mes Lietuvoje turime pakankamai labai daug vandens, bet vanduo tai yra energija išgavimui, reikalinga energijos, o žinot, kiekviena energija, kiekvienas deginimas, tai CO2 emisijos, tai poveikis į klimato kaitą. Taip pat, jeigu palyginsim dušą ir vietoj vonios, tai gali sutaupyti tikrai nemažai vandens, galbūt apie 100 litrų per keletą dienų. Taip pat maistą rinkimės ekologišką, padėkime Lietuvos ūkininkams, stenkimės lietuvišką produkciją naudoti. Kviečiu labai taupyti, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, mažiau, bet kokybiškiau. Tai būsim sveikesni. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su mokslininkė Laima Česonė pakalbėsim apie Erasmus savaitę. Tik vakar grįžote iš Erasmus savaitės, kuri vyko Turkijoje. Kadangi įspūdžiai dar švieži, tai norėčiau, kad apie juos ir papasakotumėt. Taip, ką tik tai grįžom iš Turkijos, iš Izmiro, Egėjo universiteto. Erasmus programa duoda labai gerą galimybę mums mokslininkams išvykti į užsienį ir susipažinti su ten esančių mokslo studijomis, pasidalinti patirtimis, kaip jie vykdo studijas, kaip jie vykdo mokslą ir tikrai labai vertingos
yra patirtis. Tikrai Vytauto Didžiojo universitetas suteikia galimybę daugeliui mokslininkų. Iš tikrųjų, aš esu buvus ne kartą Erasmus programoje, gal kartą netgi per semestrą, o kartais ir keletą kartų pavyksta pasinaudoti Erasmus parama ir išvykti į užsienio, kartais tolimesnės šalis. Artimiausiai esu buvusi Latvijos universitete. Tolimiausiai tikriausiai Erasmus programa man leido pabuvoti Tailande. Tai labai įdomi patirtis buvo Tailande. Chulalongkorno universitetai tai yra didžiuliai, globalūs, su apie 20 fakultetų. Ir Tailande, ir Egėjo universitete taip pat irgi yra 20 fakultetų. Universitetai yra dideli, su savo transportu vidiniu, su atskirais korpusais. Aišku, Egėjo universitete studentai susirinko pirmą savaitę, tik tai dabar, rugsėjį, kai mes pradėjom rugpjūčio mėnesį paskutinę savaitę, tai jie pradėjo tik dabar studijas, kai daugelis kitų Europos ir pasaulio valstybių iš viso pradeda tik nuo spalio mėnesio dirbti, kadangi pas juos labai karšta tikriausiai, todėl aš galėčiau atspėti. Ir tie universitetai iš tikrųjų mums, sakau, leidžia palyginti mūsų lygį studijų ir mokslo. Be abejo, mes ten turime paskaityti paskaitas studentams ir tai yra įdomi patirtis, kuri leidžia pristatyti ir mūsų universitetą, pakviesti studentus, atvykti į Lietuvą, pasinaudoti Erasmus studijomis. Kas pavyksta, kartais tikrai atvyksta ir sako, mes ten matėmės, jūs mus kvietėt, mes atvykom. Lygiai taip pat mes pakviečiam kitus dėstytojus, kad jie atvyktų mums, paskaitytų savo mokslinius tyrimus, pristatytų, nes kiekvienas mokslininkas yra atskira patirtis, atskira metodika ir labai įdomu yra paklausyti kitų mokslininkų patirties. Egėjo universitete mes lankėmės daugiau žuvų išteklių fakultete, kurie turi keletą katedrų. Jie yra prie Egėjo jūros. Toje jūroje yra labai daug žuvies įvairios ir jie atsakingi, kaip jas veisti, kad jos neišnyktų. Lygiai taip pat ir kaip problema klimato kaita, invazinės rūšis atsiranda, kai kurios rūšis nyksta, jie tokių problemų turi. Žinote, jeigu žmogui labai svarbi vandens kokybė, žuvis yra mažas organizmas, tai jam dar aktualesnė vandens kokybė, jie atskira katedra turi vandens kokybės. Nesmagu yra to, kad tikrai pas mus yra neprastesnės studijos, kaip ir pas juos, mes turim irgi panašias infrastruktūras, panašius tyrimus atliekame ir standartai yra panašus. Tai kad labai kažko nustebinti jau mus yra sunku. Mes irgi turime pakankamai gerą infrastruktūrą. Pas tave Vytauto Didžiojo universitete, sakykime, dėl studijų skirtumai buvo tuo, kad magistro ir bakalauros baigiamieji darbai, komisijų nėra. Pavyzdžiui, pas mus yra komisijos, mes ginamės prie 5 narių, o jie ginasi viešai ir kaip disertacija. Dar baisiau. Ateina visa katedra, visas universitetas viešai didžiulios auditorijos ir tikrai yra labai didžiulis stresas studentams. Ir mes sakom, kodėl jūs taip jau stresinate savo studentus. Jie sako, jeigu pratinasi gyvenimas, yra stresas ir žodžiu nieko blogo, jie žino nuo pirmo kurso, kas jų laukia, jie ruošiasi, paskui būna labai laimingi įveikę šitą barjerą. Atsakomybės jausmas turbūt nuo pačio pirmo kurso yra daug didesnis. Taip, kadangi viešai. Tiesą pasakius, kai mes bendraujam su studentais mūsų ir studentų apklausos rezultatuose, aš mačiau, kad jie pageidauja, kad mes juos daugiau mokintumėm to viešo kalbėjimo. Nors atrodo tikrai stengiamės per pratybas parengti grupinių ar ten individualių ir pristatyti, prezentacijas parengti. Tačiau studentai nori išmokti kalbėti viešai, kas yra, manau, kad yra geras rezultatas. Nes mes rengiame ne tik tylius žmonės, kurie dirbs tik gamtoje arba sėdės už stalo su popieriais, bet lygiai taip pat universitetą baigęs žmogus turi turėti gebėjimų visą tą informaciją perduoti visuomeniai. Turi mokėti pakankamai įtikinamai, racionaliai, išaiškinti, pristatyti savo rezultatus. Advokatai taip ir dirba. Mūsų ekologai yra gamtos advokatai. Tai jie turi labai turėti gerą praktiką kalbėjimo. Manau, kad kuo geresnis viešas kalbėjimas, tuo didesnis pasitikėjimas savimi. Deja, bet visą laiką yra toks, sakyčiau, iš asmenės patirties, tenka kalbėti nemažai ir viešai, ir ypač daug su studentais. Sakykime, po pertraukos, einant į pirmą paskaitą, aš visą laiką turiu nemiegotą naktį, nes nežinai, su kuo tu susitiksi, ką tu gausi, koks tavo bus grįžtamasis ryšys. Nes kalbėdamas viešai, tu turi atiduoti dalį savęs, turi pasikeisti energiją. Taip atrodo, kad paskaitos skaitimas yra lengvas, bet iš tikrųjų tai labai daug energijos reikalaujantis darbas. Tu turi turėti žinių ir mokėti jas ištransliuoti. Jeigu tu atsistojęs, skaitysi lėtai ar ten greitai iš kažkur, tai be energijos nepasieks klausytojo ir tavo tikslas ir energija, tavo laikas bus iššvaistytas veltui, lygiai tas pats kaip eikit pasiskaitykit. Paskaitos yra apie tai,
kad tu turi įdiegti, žmogų sudominti, pavyzdžiais ir gauti grįžtamą į ryšį, įsivelti į diskusiją. Žodžiu, yra visas menas. Sutinku, bet esu kažkur skaičiusi, jeigu nėra streso prieš viešąjį kalbėjimą, prieš auditoriją, tai jau viskas žmogus turi pagalvoti, kad su juo kažkas blogai. Stresas yra tiesiog privalomas. Taip, kažkiek streso yra labai gerai, tačiau kai yra nuolatinis stresas, tai negera. Ne, tikrai. Na, galiu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų tai stresas yra tik prieš pirmąją paskaitą po ilgo laiko. Jeigu jau keletą kartų iš eilės skaitai tą paskaitą, tada jau tu gali lengviau, daugiau energijos, emocijų įdėti. Na, yra visas menas. Ir dabar, pabaigai, apibendrinančios dienos pokalbį. Kuo yra svarbi ekologija šiandieninėme gyvenime? Ekologija ypatingai svarbi už tai, kad jungia gamtą, žmogų, ekonomiką ir taip toliau. Labai daug mokslo jungia ekologiją. Na, be ekologijos žinių, atsakingų sprendimų nebus sveikos aplinkos, neturėsime tvarios ekonomikos. Tvarumas tai irgi paremtas ekologija. Ir be abejo, tvari ekonomika pagrįsta ne tik gamtos apsauga ir ekologija, bet ten pagrįsti ir ekonominiai dalykai. Be abejo, reikia suprasti, kad ekologija nėra prabanga. Tai yra mūsų gyvybės kaip ir apsaugos priemonė, gero gyvenimo priemonė. Kol tai nesuprasime, kol nesupras mūsų politikai, kol nesupras ekonomikos didieji rykliai, tol mes tikrai turėsime darbą mūsų ekologams, mūsų specialybės absolventams. Mes turime taikomosios ekologijos bakalauro programą ir magistro studijose turime ekologiją ir klimato kaitą programą. Taikomoji ekologija bakalauro programa yra vienintelė gyvųjų mokslų programa Lietuvoje. Mūsų studentai tikrai labai įvairiai pasiskirstė, išsibarstė įvairiose įmonėse. Labai smagu sutikti ir savivaldybėse, ir departamentuose, ir saugomose teritorijose, ir įvairiose įmonėse, netgi per savo yra įkūrusių verslus, įvairiausio tipo verslai. Tai yra pagrįsti ekologija, gamtos pažinimu ir taip toliau. Ir pabaigai, kokį vieną įprotį reikėtų mums pakeisti nuo šiandien, kad sumažintumėm savo poveikį aplinkai? Vartojimą. Mažinti vartojimą. Ar mums tikrai tiek reikia daiktų, pagalvokime. Geriau vienas kokybiškas natūralus, ar maisto produktas, ar ne maisto. Taigi, skatinčiau tvarų vartojimą. Na ir kviečiu, aišku, naudoti ekologiškus produktus kuo dažniau, gerti švarų vandenį iš čiaupo, dėvėti natūralius rūbus. Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie Žemės planetos saugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.